Birželio 12 dieną įvyko didžiausias akcijų debiutas žmonijos istorijoje. SpaceX per vieną dieną pritraukė apie $75 milijardus, beveik 3 kartus daugiau negu ankstesnis rekordas, bet svarbiausia ne tai. Jeigu turite bent vieną platų indeksinį fondą ETF, šis įvykis gali paliesti ir jūsų pinigus, nors SpaceX akcijų ir nepirkote patys. Parodysiu, kaip tai veikia ir ką su tuo daryti, tai žiūrėkite video iki galo ir pradedam. SpaceX akcijos Nasdaq biržoje pradėtos prekiauti simboliu SPCX kaina $135 už akciją parduota apie 556 milijonus akcijų, visa bendrovė įvertinta maždaug $1,75 trilijono. Štai kaip tai atrodo greta ankstesnių didžiausių debiutų. Iki šiol rekordą laikė Saudo Arabijos naftos milžinė Aramco su $29 milijardais 2019 metais, prieš ją buvo Kinijos Alibaba su 25 milijardais ir Facebook su 16 milijardų. SpaceX surinko 75 milijardus, tiek kiek 3 ankstesnės rekordininkės kartu paėmus, bet dar labiau stebina vertės augimo greitis. Dar 2019 metais visa bendrovė buvo verta apie $33 milijardus, 2001-aisiais 100, 2022-aisiais 129, 2024 metais 350 ir 2025 metų viduryje 400 milijardų, o per akcijų debiutą peršoko 1,75 trilijono. Tai daugiau nei 50 kartų per 7 metus, todėl paklausa buvo beprotiška. Investuotojų užsakymų pateikta už daugiau negu $250 milijardų, vien mažmeniniai investuotojai užsakė akcijų už daugiau negu 100 milijardų, tai retas atvejis, kai eilinis žmogus gauna tiek dėmesio, kiek ir institucijos, tačiau visiems akcijų neužteko. Kadangi paklausa 3,5-4 kartus viršijo pasiūlą, patenkinta buvo tik apie 1/4 užsakymų. Ir kyla klausimas, kodėl įmonė dar nešanti nuostolį verta beveik $2 trilijonų. Atsakymas slypi palidovuose ir raketose. SpaceX valdo Starlink palidovinį internetą per 4 metus tapusi tikrų pinigų variklių mašina. 2022 metais Starlink turėjo apie 1 milijoną vartotojų, 2023 2,3 milijono, 2024 4,6 milijono, 2025 metų pabaigoje peržengė 9 milijonų klientų ribą. Iki 2026 metų pradžios jų buvo daugiau nei 10 milijonų 160 šalių. Antrasis variklis – raketų skrydžiai. 2020 metais SpaceX paleido 26 raketas, 2021 metais 31, 2022 metais 61, 2023 96, 2024 134, o 2025 net 165 raketas. Tai kai rodo per žinias, internetą ir panašiai, tai neparodo visų leidimų. Tai maždaug vienas paleidimas per 2 dienas yra apie 85% visų JAV kosminių skrydžių. Ir vis dėlto čia pasakojimas pasisuka link jūsų piniginės. Nepaisant viso augimo, SpaceX vis dar fiksuoja nuostolį. 2026 metų pirmą ketvirtį prarado $4,28 milijardo pagal oficialią statistiką, o pajamos tuo metu sprogo. 2021 metais apie $2,3 milijardo, 2022 4,6, 2023 8,7, ketvirtaisiais apie $14 milijardų. Tai įmonė auga, bet išleidžia daugiau nei uždirba. Būtent dėl to SpaceX dar ilgai nepateks į garsiausią pasaulio indeksą S&P 500. Kodėl? Nes turbūt dar nespustelėjote like mygtuko, dėkauju, bet prašau nepamiršti, jeigu jums įdomu ir vis dar žiūrite, tai lengviausias būdas prisidėti prie to, kad šį video pamatytų didesnę, platesnę auditoriją ir šiam kanalui augti. Tai ačiū jums ir kaip padėka. Štai įrašas, kaip sprogo pirmoji SpaceX raketa. Tai, norint patekti į S&P 500 indeksą, įmonė turi atitikti 2 griežtas sąlygas. Tai būti prekiaujama biržoje bent 12 mėnesių ir 4 ketvirčius iš eilės dirbti pelningai pagal oficialią apskaitą. SpaceX netitinka nei vienos. Birželio 4 dieną prižiūrėtojai svarstė išimti milžinėms viršijančioms trilijono vertinimą ir nusprendė to nedaryti. Tačiau kitas indeksas pasielgė priešingai. Nasdaq 100 technologijų indeksas
pakeitė taisyklės taip, kad didžiausios naujos įmonės gali patekti vos po 15 prekybos dienų ir panaikino laisvai prekiaujamų akcijų reikalavimą. Tai reiškia, kad SpaceX gali būti įtraukta jau Liepos 6 dieną į Nasdaq 100 indeksą. Taigi, atsakant į vis dažnėjantį klausimą, ar turint paprastą S&P 500 indeksinį fondą SpaceX akcijų jau turėsite portfelyje, atsakymas ne, SpaceX S&P 500 nepateks bent jau iki 27 metų vidurio, jeigu pradės generuoti pelną, bus pelningas, nes netitinka pelningumo ir prekybos trukmės reikalavimų. Greičiausiai jinai pirmą atsiras Nasdaq 100 indekse maždaug nuo Liepos pradžios, o tada tai reikės sulaukti indekso rebalansavimo datos, kai ir indeksinio fondo rebalansavimo datos, kai fondai užperka. Kiekvienas tą indeksą sekantis fondas privalės nupirkti naujosios įmonės akcijų, nesvarbu kokią kainą. Vertinama, kad fondai sekantis Nasdaq 100 ir Russell indeksas bus priversti nupirkti SpaceX akcijų už nuo 22 iki 27 milijardų dolerių. Jeigu įmonė tada kada nors paklius ir į S&P 500, priversinis pirkimas gali viršyti 50 milijardų. Per pirmasis 15 prekybos dienų privatūs fondai gali surinkti apie 30% laisvai prekiaujamus SpaceX akcijų, nors pagal senasias taisyklės tai būtų buvę vos 4%, o viešai prekiaujama tik 3-4% akcijų. Tai didžiulio priverstinė paklausa susiduria su labai mažu kiekiu, bet ką tai reiškia žmogui, kuris kas mėnesį atideda pinigų į indeksinį fondą? Atsakymas paprastas, jei turite platų technologiją arba Nasdaq 100 indeksinį fondą, netrukus netiesiogiai turėsite ir dalelę SpaceX be jokių savo sąmoningų veiksmų. Jei turite tik S&P 500 fondą, SpaceX jame neatsiras bent iki 27 metų vidurio. Ir čia dar viena rizika. 10 didžiausių JAV bendrovių šiandien sudaro apie 40% viso S&P 500 indekso, tai daugiau nei bet kada istorijoje. Dar 2015 metais jos sudarė apie 20%. Net platus fondas šiandien labiau priklauso nuo kelių milžinų, negu gali atrodyti, tai nėra jau toks labai plačiai diversifikuotas pozicijų prasme, taip, koncentracijos prasme ne. Įtraukus dar vieną milžinę koncentraciją tik didėja. Ir visa tai vyksta neramioje rinkoje. Birželio 4-5 dienomis Nasdaq krito 4,18%, o S&P 500 2,64%, tai didžiausias kritimas nuo 25 metų balandžio. Po kelių dienų birželio 11 rinka atšoko, S&P 500 pakilo 1,8%, Nasdaq 2,5%, tuo pačiu metu gamintojų kainos JAV per metus pakilo 6,5%, sparčiausiai nuo 22 metų pabaigos. Kitą savaitę posėdžiaus JAV centrinis bankas, tai Fedas, kuriam pirmininkaus naujasis vadovas Kevinas Warshas. Ką iš viso to turėtų pasiimti ilgalaikis investuotojas? Pirma, verta tiksliai žinoti, kas yra jūsų portfelė. Plataus pasaulio ar JAV indeksinis fondas, ETF netrukus gali turėti ir SpaceX, net jeigu jo sąmoningai nepirkote. Antra, priverstinis pirkimas kainą pakels dirbtinai, todėl pirmųjų savaičių kaina nebūtinai atspindi tikrąją vertės, tai tikrai neatspindi, nes neuždirba įmonė visiškai pelno tik į. Trečia, ne visi sutarė dėl 1,75 trilijono vertinimo. Morningstar analitikai SpaceX vertina 780 milijardų, beveik perpus mažiau. Pradedančiam investuotojų protingiausias kelias dažniausiai yra ne vienos pop įmonės akcijų gaudimas, o plačiai diversifikuotas mažų mokesčių indeksinis fondas ETF-as, perkamas reguliariai ir ilgam. Jei galvojate, nuo ko pradėti ir kaip atsirinkti fondą investavimui, parašiau atskirą vaizdo įrašą, kaip žingsnis po žingsnio atsirinkti geriausią fondą savarankiškam investavimui. Visus klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.